Kuom nuostabios yra stovyklos sodyboje? Tom, kad visų pirma, aplinka yra fantastiškai graži, įkvepianti gamtoje. Ir tokia stovykla, įgalinimo klubo stovykla, vyks jau šį birželio mėnesį 28-29 dienomis. Jinai yra skirta įgalinimo klubui, kursui Išėjimas iš matricos, jos dalyviam. Tai yra tiem žmonėm, kurie savarankiškai supranta, kad darbas su savo vidiniais dalykais keičia išorinius rezultatus. Bet šį kartą aš noriu pakviesti ir tave. Jeigu tave tai domina, jeigu tu žmogus, kuris nori iš gyvenimo daugiau, tai aš tave kviečiu į šią stovyklą prisijungti. Pabūti toje bendruomenėje, kur žmonės nesukaukiam vaikšto, kur galima pabūti tiesoje su savimi, pripažinti savo tiesą, išspręsti tam tikrus klausimus. Tai visada yra transformacinės patirtis. Bet to šį kartą šioje stovykloje tu galėsi išmokti mind shifting metodo. Ir ne tik tai išmokti, bet ir gauti sertifikatą, kad tu praėjai tokius mokymus. Tu šitą metodą, kuris yra vienas iš greičiausių metodų padedančių pakeisti tavo tam tikras problemas, kurias tu jauti, kad turi gyvenime, labai efektyvus ir labai greitas. Tu tai galėsi padaryti ne tik savo, bet ir savo artimiesiam padėti jo pagalba. Na ir aišku, vienas svarbiausių dalykų tai yra tas gyvas bendravimas, pabuvimas su žmonėmis, kurie tobulėja ir auga, pasidalinimas, ta energija, ta patirtimi, pasikrovimas, įgalinimas savęs toliau grįžti į gyvenimą ir žinoti, kaip jame kurti tą realybę, kurią tu nori dėl savęs kurti. Kviečiu tave į vasaros stovyklą, kuri skirta įgalinimo klubo nariams. Prisijunk prie mūsų birželio 28-29 dieną ir pabūk toje terpėje, kuri pati savaime paskatins tave augti, tobulėti, išsispręsti savo gyvenime kažką, pabendrauti su manimi ir su kitais nuostabiais žmonėmis, kurie tenai bus.